Sveiki, esu Aurelija Aspen, padedu žmonėm paleisti emocinį mentalinį bagažą, kad džiaugsmas, lengvumas ir laisvė būtų kasdieniai mūsų gyvenimo palydovai. Šiandien jums pademonstruosiu, kaip sesija su manimi atrodo ir kviečiu Tatjaną. Sveika, Tatjana. Labas. Tatjana šiandien bus mūsų kaip sesijos modelis. Žiūrėsim, su kuo Tatjana nori dirbti ir ieškosim priežasčių, kaip mes galim tai patobulinti tą. Taip? Truputį papasakosiu procesą, žodžiu, dalinsiuosi savo ekranu, jūs matysit viską, ką aš darau ir eigoje aš tiesiog pasakosiu, komentuosiu ir jeigu Tatjana kils kokių klausimų, tai drąsiai manęs klaus, gerai, stabdyk, stebėk savo kūno pojūčius ir jeigu bus kažkoks diskomfortas ar skausmas, pasakyk man, gerai, nes kūnas veda dėmesį, žodžiu, kur mums reikia žiūrėti. Tai aš dabar pradedu dalinti savo ekranu. Gerai, tai Tatjana papasakok, kokia tema nori dirbti šiandieną? Taip, tai šiame gyvenimo etape aš jaučiu, kad man trūksta savirealizacijos. Aš jaučiu, kad aš esu kažkur užstrigus, kad manyje kažkas slypi, ką aš norėčiau veikti gyvenime, kokią naudą pasauliui nešti. Bet aš nežinau ką. Ir aš vis galvoju, kas tai galėtų būti, gal man eiti mokintis, gal kažkokius talentus aš turiu, bet aš niekaip negaliu to suprasti ir to atskleisti. Toks jausmas tarsi manyje stovi kažkoks kaip blokas. Tiesiog blokas, siena ir aš pro tą sieną nieko nematau ir nieko negaliu padaryti. Ar galim mes pavadinti tai kaip nežinomybės jausmas? Taip, 100% taip. Nežinomybė dėl savirealizacijos, taip? Taip. Klausimas dabar mano bus, kaip ilgai tau šitas jausmas yra? Ar tu jautėsi visą gyvenimą, ar čia tik pastaruoju metu tau yra toksai? Iš tikrųjų, aš jaučiausi taip visą gyvenimą. Bet pastaruoju metu tai ypatingai aš jaučiu tą nežinomybę ir tokią kaip tuštumos jausmą netgi, nes aš atsitrenkiu kaip į sieną. Man atrodo, kad mano gyvenimas eina veltui ir tokia kaip tuštuma viduj. Ar galima taip sakyti, kad tau tai yra tapę jau kaip norma, nes tu minėjai, kad tai tau kaip ir panašiai visą gyvenimą, ar ne, tu taip jautiesi? Taip. Bet dabar man būtent šiuo momentu man toks kaip paaštrinimas šito situacijai. Aš visą laiką taip gyvenau ir tai būdavo okei, nes aš tam turėdavau kitokių problemų, visą laiką reikėdavo jas spręsti, taip toliau ir panašiai. O dabar jau kaip ir viskas atrodo, kaip ir sklandžiai vyksta, bet dabar aš galvoju, o kas aš esu. Gerai, Tatjana, dabar prašysiu tavęs įsivertinti, kiek šita, sakykime, pavadinkim, problema yra tau aktuali, stipri, kiek tai yra tapę norma, nuo 0 iki 10. 0 tai visiškai tavęs neveikia, sakykime, 10 labai stipru. 9. Toks jausmas pas tave yra lygtais, kad tu negali. Ar tau tai rezonuoja tai, ar ne? Kažkoks toks lygtais negalėjimo energija. Taip. Negalėjimas. Ir ko būtent tu negali? Ar tu gali tai vardinti, ar ne? Visko negaliu. Toks jausmas, kad... kad atrodo, kad aš, ta prasme, bet koks mano žingsnis ir aš nieko negaliu. Negaliu ten eiti mokintis, negaliu nieko sugalvoti, negaliu nieko padaryti. Kaip ilgai tu tai jauti? Ar tai irgi tavo yra kaip visą gyvenimą tas jausmas, ar tik tai pastaruoju metu? Toks jausmas, jisai visą gyvenimą, bet jisai buvo užslėptas, nes aš turėjau galbūt kitokių kažkokių užduočių gyvenime. Bet dabar, tai labai taip, tas klausimas labai aštrus. Įsivertinam ir šitą negalėjimo jausmą. Gerai? Kiek tai yra tau stipru, aktualu, intensyvu nuo 0 iki 10? Man atrodo 10. 10. Tai negalėjimas yra dar stipresnis už nežinomybę pas tave, ne? Taip. Gerai, tai tuomet dabar mums liko nusistatyti intenciją. Intencija tai yra, kas tu nori, kad keistųsi, kaip tu nori jaustis. Įsivaizduok, kad tu žinai, kad tu gali, kaip tu tada jautiesi. Laisvai, gerai. Gerai, tai kaip? Laisvumas, kas dar?
lengvumas, O kaip aiškumas? Ar tu nori jausti aiškumą? aiškumas, laisvė irgi prie to paties. Laisvumas, lengvumas, aiškumas. Kas dar? Ką dar norėtum prie to jausti? Galbūt nepriklausomybė. Tai čia laisvė, ar ne? Laisvumas. Nu, jo, vėl prie to žodžio viskas prieina prie laisvės. O kaip tau jaučiasi toksai kaip gyvenimo džiaugsmas? Norėtum to? Traukiam intenciją. Taip, būtinai. Gerai, tai aš tada pakartosiu. Mūsų tematika šiandienos yra nežinomybė, tuštuma, negalėjimas. Ir intencija, koks mūsų tikslas yra, ne, tai laisvumas, lengvumas, aiškumas, gyvenimo džiaugsmas. Tai dar įtraukiam vietoj negalėjimo toksai kažkokia motyvacija gal. Norėtum motyvacijos? Faktas, taip. Tai dabar trumpai kviečiu tave užsimerkti, tik tai pradžioj, paskui galėsi būti atsimerkusi, mes pasiruošim darbui. Gerai? Tiesiog užsimerk ir leis savo jausti laisvumą, lengvumą, žinojimą, netgi tokį konkretumą. Ir kai būsi pasiruošus, mintise intenciją išsakyk. Gerai, Tatjana, aš jau pasiruošus darbui, mes galim pradėti. Kaip vyks procesas? Naudoji body code sistemą. Jeigu mus ves kitur, keliausim į kitas sistemas. Dabar naudoju savo kaklo raumenis tikrinti atsakymus iš tavo pasąmonės. Gerai, tai visi atsakymai, kurie bus šiandien, tai reiškia, jie ateina iš tavo pasąmonės. Ir dabar pradėkim darbus. Tai jūs matysit, kad aš judinu galvą į dešinę, į kairę, tai mano, kai galva yra į dešinę, mano pusė dešinė, tai atsakymas yra taip, kada ne, yra į kairę pusę. Pradedam tada. Nežinomybė, negalėjimas. Deda energijas. Mentalinės. Yra nenoras. Jo, iš tikrųjų, taip ir jaučiau nenorą. Dabar žiūrėkim, ko tu nenori. Yra kažkoks įsirašęs nenoras. Tu nenori būti matoma. Kaip tu rezonuoja tai? Gal. Kažkuriuo gyvenimo momentu tu taip jauteisi. Ne? Tu nenorėjai būti matoma ir tas tave pastrigo. Žiūrim, kodėl yra nenoras būti matomai. Kas su tuo susiję? Vadai energijas, emocijas. Širdies siena tavo. Gerai, tai yra širdies sienos emocija iš šito gyvenimo. Širdies siena susiformuoja, kai mes turim stiprius išgyvenimus, kad apsaugotų mūsų širdį, bet ilgalaikiu jinai pradeda mus blokuoti. Žiūrėkim, kokia emocija yra tavo širdies sienai. B4. Neryžtingumas. Aš dabar patikrinsiu, kada tu jį užspaudai, gerai? Mes galim tą pačią emociją užspausti daug kartų gyvenime, bet šituo atveju yra konkretus kažkoks įvykis. Dabar žiūrėkim. 12 metų buvai neryžtingumas. Ir čia yra susijęs tuo nenoru būti matomai. Ar tau kyla kokių minčių, ar nelabai? Taip, kyla. Dabar valom. Gerai, Tatjana? Valimai naudosiu magnetą, intenciją, valdantį meridianą. Ir aš kaip gidūnė, kaip healerė liudysiu pokytį, kaip ta emocija, spausta energija, kaip jinai yra išvaloma iš tavęs. Gerai? Tai tiesiog leis, kad tai būtų atlikta tau. Neryžtingumas. Vėliau nenori būti matoma. Kita širdies sienos emocija. Nervingumas. Yra nervingumas pas tave užspaustas. Žiūrim, kada šitą užspaudė emociją. 7 metukų. 7 metukų. Valom, gerai? Toliau, kita emocija. Kaltė. Kada kaltę užspaudė? 12 taipogi. Kažkas buvo tau ten su tuo nutikimu. Rezonuoja tau kaltės jausmas? Nežinau, sunku pasakyti.
Iš pasąmonės gaunam šitą žinutę, tai reiškia, jis kažkaip prisideda prie šitos temos, ne? Tai tiesiog valom, nepaliekam mes jo. Taip, taip, taip. Gerai, yra dar kažkas su nenoru būti matoma energijose, taip. Emocijos. Paveldėta širdies sienos emocija. Gėda. Paveldėta gėda yra. Iš mamos, ne, iš tavo tėčio eina. Tavo tėčio. 2, 3. Grinai iš tavo tėčio. Dabar valysim paveldėtą gėdą iš tėčio. Gerai? Valom paveldėtas emocijas, valom ir tas linijas per genetinės iš tų žmonių irgi, per kuriuos eina šitą emociją. Kas? Dabar mes valysim nenorą būti matoma. Gerai, tai irgi yra energijos forma užspausta. Valykim. Gerai, Tatjana, ar jauti kokį pokytį kūne, ar taip pačiai, kaip buvo prieš tai? Taip pačiai. Taip pačiai. Gerai, judam toliau, ne visi žmonės jaučia, bet paskui tikiu, kad skaičiai keisis, nes aš stebiu pokytį, ar ne, pas tave vykstantį. Žinomybė, tuštuma, negalėjimas. Kas toliau yra? Energijos, emocijos, junginukas. Paveldėtas junginukas. Žiūrėkim, ką paveldėjusiose. Tiek emocijų. 2, 3, 2. Ilgesys. Ir gėda. Iš mamos, ne, tavo tėtis šitą temą rodosi, žinok, genetiškai. Iš tėčio. Valom, gerai, ilgesio ir gėdos. Taip. Toliau irgi yra paveldėtas emocijų junginys. 2, 3, 2 emocijos. Kaltė. Ir ilgesys. Vėl ilgesys. Vėlgi tėvė. Klausyk, kaip tau tai skamba? Ar tau rezonuoja ar ne? Nežinau, aš visų pirma nebendravau, nepažįstu tėčių, bet gal šiek tiek suprantu, kodėl taip galėtų būti. O žiūrėk, o patys šitie jausmai, kaltė ir ilgesys, ar tau jie yra pažįstami ar ne? Taip, be abejo. Jauti tu juos, ne? Taip. Valom, paveldėta tai yra. Toliau vėlgi paveldėta emocija, emocijų junginukas. 2, 3, 2 emocijos. Vėl ilgesys. Aha, ir kas dar? Ir nevertumas. Jana. Kaip? Nevertumas? Aha, ilgesys ir nevertumas buvo vienam derinukė. Vėl iš tėčio, žinok, eina tavo. Valysim, gerai? Gerai, toliau. Kažkas kito dabar mums rodysis. Kažkas kito. Jana nenori neatsakyti, gerai, bet toksai va tas negalėjimas, ar tu nematei savo tėčio dėl to, kad jisai negalėjo, ar kažkaip, nes tai yra kažkaip susiję. Taip. Gerai, žiūrim toliau, gerai? Romiai, žinok, rodo toksiną iš radiacijos. Geras. Valam, gerai? Yra energetinis, ne fizinis. Toliau. Ką mums žiūrė toliau? Jo, dabar mes dirbsim, žinok, su įsitikinimų sistema. Veda į įsitikinimus, ne? Tai žiūrim, aš dabar patikrinsiu, kokio pobūdžio yra pati sistema. Split. Tai yra išplėstinė. Tai reiškia, kad yra daugiau neigiamų programų ir ribojančių įsitikinimų.
Žodžiu, įsitikinimų sistema atrodo kaip medis. Tuo atveju pas tave yra išplėstinė sistema, reiškia, kad yra 2 kamienai. Įsitikinimų sistema. Tai pradam nuo šakų, tai yra neigiamos programos. Gerai, tai dabar, kai dirbam su įsitikinimais, gali būti nekomfortiška, nes mes iškeliam visus neigiamus įsitikinimus į paviršių. Ne? Ir mes paskui ieškosim susijusių disbalansų su tuo ir tik tada valysim tuos įsitikinimus, Tatjana. Gerai? Tai tiesiog stebim, kaip tavo reakcija mes reaguos. Gerai, neigiama programa pirma. Iš skurdo yra temos stokos. Dabar žiūrėkim, koks įsitikinimas. Aš neverta gausos. Neverta gausos. Toliau, kita neigiama programa iš komunikacijos. Aš nežinau savo stiprybių. Vėl iš komunikacijos. Kaip tu, Tatjana, jautiesi? Energijos, biški, toks kaip tarsi išėjo jinai. Pavargai, ne? Nuovargis, ja? Jo. Būna. Sesijos metu būna jaučiasi nuovargis kai kuriems žmonėms. Ne visiems, kai kuriems kaip tik priešingai antplūdis. Gerai, dabar mes gilinamės toliau. Neigiama programa. Įsitikinimai gali būti ir paveldėti, nebūtinai tavo. Tiesiog jie yra tavo sistemai. Tai įsitikinimas ir skamba taip, kad viskas yra apie mane ir kiek aš galiu gauti naudos iš tai. Tęsim toliau, mes valysim. Dabar kita neigiama programa. Defektas kažkoks. Jo, žiūrėk, pas tavai yra įsitikinimas, kad esu blogas žmogus. Absoliučiai 10. Jo, tikiu to, ne? Tikiu ir labai su tuo labai kovoju. Supratau. Gerai, tęsiam toliau. Iš irgi tokios tokos. Niekada negana. Toksai va, jau įsitikinimas, kad lygtais niekada nepakanka. Kitas įsitikinimas. Gali būt. Vėl iš to pačio yra serijos. Aš niekada negaunu to, ko noriu. Noriu ir dar, ne, šitam atšakoje daugiau šito nėra. Dabar mes einam į kitą atšaką. Gerai? Taip. Jo, vėl eina iš tokios vat, kaip passion, aistros, kažkokio srities įsitikinimai. Vėl yra tas pats, kad aš neverta gausos. Kartojasi, matai, o kaip tau šitas įsitikinimas? Rezonuoja, ne? Taip. Ar su pasitikėjimu kažkas? Aš viską turiu daryti pati. Irgi taip? Taip. Vėliau, neigiama programa? Ne. Dabar šitam kamiene turim tik tais, šitoje atšakoje turim tik 2 neigiamas programas. Dabar ribojantis įsitikinimas. Iš saviraiškos yra. Niekas manęs nemato. Irgi šitą jauti, ne? Taip. Ir labai dažnai tai jaučiu. Vėl iš saviraiškos. Kodėl? Čia toksai kaip klausimas, žinai, retorinis, čia su energija yra, kad kodėl kiti nežino, ko man reikia. Kiti nežino, nesupranta, ko man reikia. Taip, gal. Aš kartais jaučiuosi, kad žmonės nesupranta. Ko aš noriu, nesupranta. Gal va taip kažkaip. Supratau. Tai gerai, tai žiūrėk, dabar turim mes tą viršų, dabar einam į šaknes, kuris yra šakninis savo įsitikinimas, gerai? Vėl veda į tą pačią passion, į tokią aistros ten. Vėl įstoka. Jo, ir žiūrėk, kartojasi. Jisai prieš tai buvo, kad niekada negana, niekada nepakanka. Jisai prieš tai buvo kaip ribojantis, bet jisai yra pas tą virš šaknyse šitam būtent įsitikinimų sistemai. Kad niekada nepakanka, niekada negana. Ir dabar žiūrim, yra klaidinga tapatybė. Yra. Kaip suprast klaidingą tapatybę? Klaidinga tapatybė, jinai paprastai susiformuoja iki 7 metų amžiaus. Tai reiškia, tu aplinkoje gal taip matėjai. Pasižiūrėkim, koks įsitikinimas. Jeigu ta, prieš tai, kaip sakiau, sistema yra kaip medis, tai ta tapatybė yra kaip dirva. Ne? Tokia kaip dirva, kurioje tas medis auga. Irgi su bendravimu yra. Saviraiška.
Žinai, kad aš per daug kalbu, toks pas tave yra. Per daug kalbu, Ar ne? ar ne? O kiek metų man buvo daug mažų? Galima atsekti ar ne? Per daug kalbu. Tai matai, tapatybė jinai formuojasi iki 7 metų, galbūt tau kažkas sakė, arba tokioje aplinkoje augai. Tai čia net nėra, žinai, tokio kaip ir tikslo mum gilintis kada tai, nes pas tavai jinai formuoja tapatybę. Supratau. Na, per daug kalbu. Gerai, tai dabar mes ieškosim. Tai kaip tau visa šita sistema? Ar tau jinai pažįstama? Ar Taip, pažįstam. dabar sugrįžtam į body code sistemą ir ieškosim asociacijų, ne, kas yra susiję būtent su šitais tavo įsitikinimais. Į energijas veda, emocijos, junginukas, paveldėtas. Jo, tai gali būti, žinok, ir įsitikinimai yra paveldėti. Žiūrim, ką tu paveldėjai. Dvi emocijos susijungusios. Pirma emocija yra pavydas ir gėda. Pavydo ir gėdos. Irgi tėtis, matai, šitoj temai tėtis tavo. Valykim, gerai? Taip. Gerai. Toliau. Kitas paveldėtas emocijų junginukas. 3 emocijos. Kaltinimai. Dabar kas čia ką kaltina, savęs, kitų kaltinimas yra. Kaltinimą. Toliau. Išdidumas. Ir gėda. Iš mamos ne, iš tėčio. Ir jisai iš tų nepaveldėjo. Tai yra jo dalykai, jo emocijos. Gerai? Valam, gerai? Taip. Kaip dabar tavo kūnas? Ar vis jautiesi pavargusi? Jo, ir galva labai sunkia. Gal... Taip atrodo, kad tu tiesiog nukris. Gerai, pakentiek dar gerai, mes to valysim įstikinimus ir tau keisis šitas reikalas. Tie disbalansai su įstikinimu sistema. Kas dar? Energijos. Puolamosios energijos yra. Aha, yra kenkėjiška kažkokia energija. Ar tai yra tavo iš šito gyvenimo? Taip. Galim nustatyti, kiek tau buvo metų. Vaikystėje. 6 metukai buvo. Ar iš moters, ne, iš vyriškos lyties kažkas tau buvo. Žodžiu, kenkėjų tas saboteriaus tokia kaip energetinis ginklas kažkoks. Vadų žmonės būna, sako, jaučiu, kad ten kaip peilį kažkas įdūrė į nugarą, ne? Ir fiziškai to peilio nėra, bet jausmas yra, kad kažkas yra tenais. Tai va čia yra šita kenkėjiška energija. Valam iš tavęs, gerai? Vėl paveldėti dalykai. Gali būti dėl to, kad dar ir sunkiau yra. Baimė, paveldėta baimė. Iš tėčio, jisai ją paveldėjo, ne. Viskas yra tėčio. Toliau, žinok, vis dar yra paveldėti dalykai. Nevertumas paveldėtas. Iš tėčio, ar jisai paveldėjo, irgi ne. Yra nepaveldėta. Tai yra jisai nepaveldėjo, bet aš paveldėjau, ar ne? Tai reiškia, kad jisai tai jautė. Jisai stipriai emociją, tai buvo jo emocija. Ir taip stipriai jisai ją užspaudė, kad netgi tu paveldėjai iš jo. Ir jeigu tavo, Tatjana, vaikai irgi, tarkim, paveldėjo vėlgi, tęsiasi toliau tas. Tai dabar mes, kai valom paveldėtus dalykus, valosi ir iš tavo vaikų. Gerai? O, labai gerai. Liuks. Nevertumą dabar valom. Toliau, ar yra dar kažkas susiję? Ne. Žinok, viskas, pradėsim valyti įstikinimus. Gerai? Tai pradedam. Tiesiog aš vardinsiu ir valysim. Gerai? Ir tai iš tavęs, kaip ir prašymas būtų tada tas noras paleisti tuos įstikinimus. Tai tau nebetarnauja. Valam, aš neverta gausos. Gerai? Taip.
Toliau kitą valom. Aš nežinau savo stiprybių. Valom, viskas yra apie mane ir kiek galiu gauti iš to naudos. Taip. Toliau. Esu blogas žmogus. Valom. Gerai. Toliau ribojantis įsitikinimas. Niekada nepakankama, negana. Niekada nepakanka, negana. Valom, gerai. Taip. Toks, žinai, net eina jausmas, lietuviškai, kad vis kažko trūksta. Toksai, valom, gerai. Kitas ribojantis įsitikinimas, kurį dabar valysim, niekada negaunu to, ko noriu. Gerai, dabar perinam kitą atšaką. Aš neverta gausos, vėlgi valom. Kita neigiama programa, aš viską turiu daryti pati. Valom. Toliau, dabar valysim, niekas manęs nemato. Gerai. Bet čia, žinai, dar yra toksai, kad lygtais nesupranta. Ja. Kaip tau šitas skamba, kad niekas manęs nesupranta? Taip. Valykim ir šitą. Ai, va tas kitas dabar yra eina. Kodėl kiti nežino, nesupranta, ko man reikia. Irgi šitą valom. Gerai, valom dabar šaknes. Niekada nepakanka, negana. Gerai? Ir dabar tą klaidingą tapatybę valom iš tavęs, iš tos sistemos, kad per daug kalbu. Gerai? Kaip dabar jautiesi, Tatjana? Labai gerai jaučiuosi. Kaip tik sėdėjau ir pagalvojau, aš taip gerai jaučiuosi. O prieš tai buvo Labai sunku ir galva tokia buvo sunki, atrodo, kad tai nukris nuo pečių. Bet kažkaip dabar kaip tik pasidėjau ir aš taip gerai jaučiuosi. Šaunu. Toliau tęsim darbus mes tavim, gerai. Ir dabar žiūrėsim, ar tavo pasąmonė nori naujų įsitikinimų. Gerai? Žiūrėkim. Taip, nori. Teigiamų programų. Kokia yra? Iš aukštesnio aš. Aš leidžiu savo aukštesniajam aš, kaip patirinėti naujas idėjas. Ir tai skamba. Labai gerai. Įdėkim tau tai. Toliau dar noriu teigiamos programos. Čia dabar mes kaip naują medį tau sodinam, žinai, tą įsitikinimo sistemą. Labai gerai. Tiems įdomu mane suprasti, va taip. Gerai? Labai gerai. Toliau, sustiprinantis įsitikinimas irgi yra poreikis. Žiūrėkim, koksai. Vėlgi į tą, kur buvo stokos neigiami kažkokie įsitikinimai, tai dabar bus priešingas kažkoks. O aš galiu turėti gausą, aš galiu būti gausoje. Aš galiu turėti gausą. Gerai? O, dabar dėksim tau įgalinantį esminį įsitikinimą. Gyvenimas turi man daug tokių kaip exciting, malonių, sakykime, galimybių. Turi daug malonių galimybių. Netgi tokių jaudinančių, tokių malonių. Taip. Ir dabar žiūrim tapatybę. Jo, irgi yra poreikis. Iš meilės temos. Atsakomybė. Aš esu atsakinga. Galbūt tu tikėjai kitaip. Gerai, tai tiesiog priminkim tą šitą. Kaip dabar jautiesi, Tatjana? Gerai jaučiuosi. Ypač tas atsakingumas, žinai, kaip tik man pastarėjai metai, aš jaučiu tokią labai didelį atsakomybės jausmą, kur anksčiau aš niekad jo nejausdavau. Ta prasme, aš gyvendavau ten savam pasaulyje, aš plaukdavau pasroviui, visą laiką tai būdavo. Bet ypatingai praeiti metai ant mano pečių užgulė tiesiog didžiulės atsakomybės jausmas. Ir
Ir va tą atsakomybę aš visą laiką labai dažnai kartoju savo, kad aš atsakinga, aš turiu atsakomybę. Ir paskutinis kaip tik toks pat ir buvo. Jo, bet žinai, ta atsakomybė kai kuriems žmonėms gali asocijuoti su kažkokiu labai tragišku sunkumu ir taip toliau. Bet šitoj pusėje jis yra įgalinantis tave, ne, kad tu esi atsakinga ir iš to vietoje jisai tau suteikia tokią kaip galę. Aš supratau, taip. Labai džiaugiuosi dėl to. Gerai. Dabar aš manau, mes balansuosim tave ir tikrinsimės, kiek pajudėjom į priekį. Gerai? 3 dienas vyksta integracija. Reiškia, kad tu gali jaustis jautresnė. 3 dienas gali būti labiau pavargusi, nes tavo kūnas adaptuosis prie tų energetinių pokyčių. Dabar mes tikrinsimės, kaip tavo kūnas reaguoja, kaip stipriai tu tai jauti. Ir čia nėra blogų atsakymų. 0 visiškai neutralu, 10 labai stipru. Tai tos nežinomybė, tuštuma dėl savirealizacijos, kaip stipriai tai jauti? 5. Pakrito, ne? Dabar žiūrim tas negalėjimo jausmas. Kiek stipriai pas tave dabar jisai jaučiasi? Nežinau, gal nėra. Kažkaip net nepatogu sakyti. Gal 1, 2, nežinau. Dabar tokia būsena kažkokia labai lengva. Pasikeitė, ne, šitas vietas? Norėjau pasakyti, kad nebėra kažkaip tokio labai tokios baimės galbūt kažkokios, nežinau. Kažkaip atrodo dabar labai viskas lengva. Nežinau kodėl. Supratau. Tai leidžiam dar susiprocesint, susigulėsim. Taip. Nauja Tatjana šitoje vietoje. Nauji įsitikinimai. Ačiū Tatjana tau labai už dalyvavimą. Linkiu tau lengvo procesavimą, naujų patyrimų ir jeigu norėsi, lauksiu labai iš tavęs atsiliepimų, kaip tavo gyvenimas vystosi po šitos sesijos. Ačiū labai, Aurelija. Gal turi kokį komentarą? Ne, dabar labai keistai jaučiuosi, lengvai jaučiuosi, taip viduj lengvai jaučiuosi, bet kūnas tai toks kažkoks įkaitęs labai. Bet tau malonus pojūtis, ar ne? Malonus, taip. Tai ačiū tau, ačiū visiems žiūrėjusiems ir jeigu turit kokių klausimų ar komentarų, tai visada prašom dalinkitės. Ačiū, iki. Ačiū.